Dzūkijos televizijos eteryje laida Gyvenimo būdas. Labas vakaras. Šį kartą kviečiame iš arčiau susipažinti su alytiškiu verslininku Šarūnu Klėgeriu, kuris prieš beveik 2 metus nusprendė žengti į politiką, tam, kad galėtų savo darbais ir idėjomis prisidėti prie savo gimtojo miesto gerovės. Kaip ir ko gero kiekvienam einančiam į politiką iš pradžių atrodo, jog pats vienas pakeisi pasaulį. 39 metų vyras atskleidžia, jog norint politikoje pasiekti savo tikslų, esi priverstas išsižadėti savo tapatybės, nekreipti dėmesio į apkalbas ir nebijoti viešo puolimo. Kitaip geriau net nekelti kojos į šią sritį. 39 metų alytiškis Šarūnas Klėgeris naujas veidas Alytaus politinėme gyvenime. Vos prieš 2 metus vyras nusprendė tapti Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariu. Ilgai svarsčiau, ar ryžtis šiam žingsniui, neslėpė vyras ir cituodamas britų politiko Winstono Čerčilio frazę apie tai, jog jei 40 nesi konservatorius, tuomet esi kvailas, sako, jog politika turi būti konservatyvi ir nuosekli. Ta sprendimą dariau pakankamai ilgai, nes turbūt spontaniškai to negali padaryti. Ir gyvenime turbūt ateina laikas, kai tu turi duoti kažką tai aplinkai arba pabandyti, arba darai vienas kitą sprendimą, ieškodamas to savo kelio. Tai turbūt šitas žingsnis buvo pats sunkiausiai radau sprendimą atsakydamas, ieškodamas savo ideologijos, savo tos krypties politikoje, kurioje aš norėčiau save realizuoti. Ir būtent turbūt Čerčilis yra pasakęs, jeigu aš nesuklysiu, kad jeigu tu 20 nesi liberalas, tu neturi širdies, jeigu 40 tu nesi konservatorius, tu neturi smegenų. Tai tame yra iš tikrųjų daug tiesos, nes politika iš principo turėtų būti konservatyvi. Mes, kaip ir daug kas gyvenime, jeigu tu nenuosekliai seki savo pasirinktų tikslų, jeigu nenuosekliai darai tuo, ką tu užsiemi, tai turbūt tai, ką tu darai, yra pasmerkta tiesiog nebūti realizuota. Mes galim paimti daug tautų ir kultūrų, tarkim kaip Japonijos kultūra, kur žmogus iš principo visą gyvenimą daro vieną darbą. Todėl mes turim jų technologijas aukščiausias pasaulyje. Todėl tie žmonės iš tikrųjų ir ilgai gyvena, netgi vieni turbūt labiausiai ilgai gyvenančių žmonių pasaulyje ir ta tauta tikrai nemažai pasiekė, nes atsistojo praktiškai iš pelenų pakilo. Ir todėl aš pasirinkau šią kryptį. Manau, kad su savo kompetencija taip pat, eidamas į politiką, galiu dasidėti prie šito miesto. Nors vėlgi politika tai yra, nežinau, ar aš pasakysiu kažką naujo, sakydamas, kad tai yra visuomeniška veikla. Tai tu gali tiek būti politikas ir tiek pasiekti politikoje, kiek tu atsižadi savęs. Tai pirmiausia, tu turi atsižadėti savo ambicijų, kažkokių tai vidinių savų interesų ir daryti kažkokį tai bendrą darbą. Ir tada gali tikėtis, kad tas darbas atneš vaisius miestui ir bendruomeniai, kurioje tu gyveni. Šarūnas Klėgeris save vadina visuomenišku žmogumi ir nebereikalo. Vyras šiais metais buvo išrinktas Senamiesčio ir Rulonų gyvenamosios teritorijos vietos bendruomenės tarybos pirmininku, skaito internetinio marketingo paskaitą studentams bei dirba nuosavame IT versle. Labai geras klausimas iš tikrųjų, kuo tu esi gyvenime. Aš gal, nežinau, turbūt kiekvieną dieną į tai stengiuosi atsakyti, nes daug kas klausia, sako, kaip tu spėjai būti ir visuomeniniai veikloje, spėjai būti versle, spėjai netgi pabendrauti su studentais, skaityti kažkokias tai savo paskaitas apie tai, kas tau įdomu ir tai sulaukia žiūrovų. Bet pirmiausia, tu turi kiekvieną dieną savo atsakyti, kuo tu privalai būti. Tai aš manau, pirmiausia, tu turi būti žmogu, čia taip gal labai garsiai bus pasakyta, tu turi būti pirmiausia žmogumi ir mylėti savo aplinką, kurioje tu gyveni. Ir kiekvieną dieną klausti savo, kodėl tu čia esi, nes turbūt atsakymo nėra. Nėra kodėl, kaip ir organizme ląstelė negali žinoti, kodėl jinai yra organizme, bet jinai turi būti to organizmo dalis ir ją atiduoti kažką tai. Ir jeigu jinai pradeda tik imti iš organizmo, tai jinai tampa vėžinė ląstelė. Todėl turbūt mes ir turime daug onkologinių susirgimų savo šalyje. Tai aš turbūt, kuo aš esu, aš bandau savo atsakyti kiekvieną dieną,
O dabar turbūt esu šiek tiek verslininkas, šiek tiek visuomenininkas, šiek tiek dėstytojas. Šarūnas Klėgeris politiką priima kaip iššūkį savo. Tai tikras išbandymas kiekvienam įsitikinęs vyras. Labai gerai iš tikrųjų pastebėta jūsų, nes čia politika vėlgi buvo, jeigu pirmas, tai prisidėti prie savo bendruomenės, kadangi esu dar ir Ulonų senamiesčio bendruomenės pirmininkas šiais metais, jau viso taryboje esu 3 metai bendruomenės. Bet ir kitas iššūkis, kurį aš prisėmiau eidamas būtent šiuo keliu, tai buvo pirmiausia išbandymas savo. Kiek tu gali atsižadėti savo tapatybės, kiek tu gali nesmerkti to žmogaus, kuris galbūt netgi neblogų paskatų genamas kalba apie tave, kartais visiškai nebūtus dalykus, tai politikoje yra labai populiaru, turbūt netgi galima sakyti, kad tai galima būtų laikyti normą, nes aš tik pradėjau ir iš tikrųjų apie save išgirdau tikrai nemažai, bet kiekvieną tokį atsiliepimą iš tikrųjų priimu kaip iššūkį ir iššūkį pirmiausia savo, kad jeigu tu nesusitvarkysi su savo vidinė savimeilė, su savo pasipūtimu, su požiūriu, tokiu atveju tikrai ten politikoje tikrai nėra kas tau veikti, nes ir tada tau turbūt, jeigu yra Dievas, tai jisai siunčia tau išbandymus, kad bandydamas tave įvairiai, bandydamas paskalom, apkalbom, požiūriais, nes tu išgirsti iš tikrųjų daeina vėliau iki tavo šeimos, net turbūt. Ir jeigu tu išlaikai tą išbandymą, tai tu gali pasakyti, kad tu turbūt išlaikai vieną didžiausių išbandymų, kuris žinoma žmogui, nes tai yra kai yra tave viešai pasmerkia arba viešai tave užsipuola, tai labai didelis išbandymas charakteriui, tavo asmenybei. Kitas gali būti, kai kuriais atvejais galima net laikyti ir būti apskritai turbūt viduj sugriautam, ką parodė ir mūsų turbūt su Valinsku atėjusių politikų patirtis, kai buvo iš tikrųjų Valinskas, kuris žmogus nebijo nei kameros, nei yra iškalbingas ir visa kita. Ir aš manau, kad tikrai nesuklysiu sakydamas, kad šito egzamino neišlaikė. Tai iš tikrųjų didelis iššūkis kiekvienam žmogui. Kalbėdamas apie tai, kokių savybių reikia norint būti politikoje, Šarūnas patarė, jog pirmiausiai visus patiriamus sunkumus reikia priimti kaip grūdinimąsi. Turbūt didžiausias iššūkis apskritai ir netgi gyvenimo tikslas turbūt yra gyvenime suprasti, kokia aplinka tave supa ir ją mylėti. Tai čia apskritai kiekvienam žmogui. Tai šitoj vietoj tu turi suprasti, kad nėra blogos aplinkos, yra blogas požiūris. Jeigu tave kažkas apkalba arba tave puola, arba tu susiduri su priešprieša aplinkai ir kuo tu aukščiau lipi aukštyn, tuo tos priešpriešos yra daugiau. Tai reikia priimti kaip iššūkį, kad tu tiesiog esi grūdinamas kaip asmenybė, nes jeigu tu to nepraeisi, tau toliau tikrai nėra kas veikti. Tu neįveiksi savo pasipūtimo, tu neįveiksi savo negatyvaus kažkokio požiūrio kitą asmenį. Tarp kitko, aš visai nesenai niekada kažkaip neduodavau išmaldos, aš manydavau, kad tai žmogų iš viso veda į degradavimą. Bet aš supratau kitą, kad išmaldą reikia duoti savotiškai, reikia duoti ne kaip išmaldą, tu turi duoti su žodžiais, kad žmogau, tu imk nusipirk šiandien duonos, bet tu rytoj susiras darbą. Ir iš tikrųjų teko matyti kelis, kurie tikrai susitikę gatvėje jau pasakydavo, taip, tavo žodžiai man padarė teigiamą įspūdį, aš dabar esu jau darbo biržoje, dėl to labai smagu. Šarūnas Klėgeris vis dar politikos naujokas, tačiau turintis idėjų ir siekių jas įgyvendinti. Prisimindamas pirmasias dienas partijoje, vyras atviras. Iš pradžių atrodo, jog pats vienas pakeisi pasaulį, tačiau vėliau tenka susidurti su realybė, jog norint politikoje pasiekti savo tikslų, esi priverstas išsižadėti savo tapatybės, nekreipti dėmesio į apkalbas ir nebijoti viešo puolimo. Kitaip geriau net nekelti kojos į šią sritį. Esate iš tos jaunesnės politikų kartos atstovų. Kaip manote, ar pakankamai jaunų žmonių domisi politiniu gyvenimu? Jeigu mes žiūrėsim į Alytaus politinį gyvenimą, manyčiau, kad nepaslaptis pasakysiu, kad Alytus yra miestas, kuris turi didelį jaunų žmonių nutekėjimą į didmiesčius ir Alytuje nėra galbūt tiek tų jaunų žmonių, kiek norėtųsi.
O galbūt seni politikos vilkai tiesiog neleidžia pasireikšti jauniem, bet tai nebūtų pasiteisinimas, nes niekas ten nekviečia. Tu arba ateini ir pasakai, kad aš galiu čia būti ir noriu čia būti ir aš turiu idėjų, turiu kompetencijos čia būti, arba iš viso ten eini. Tačiau norėtųsi turbūt didesnio to aktyvumo. Ir aš turbūt vienas iš mano to iššūkio einant į politiką, formuojant kažkokią tai miesto įvaizdį, tai būtų, kad Alytus miestas, į kurį galima sugrįžti. Nes tai iš tikrųjų tai yra žalias, gražus miestas, turintis gražias erdves, turintis puikią infrastruktūrą jaunai šeimai gyventi. Ir aš manau, kad šūkis, kad Alytus miestas, į kurį galima grįžti, iš tikrųjų yra taiklus ir tai yra strateginis požiūris į mūsų miesto tolimesnį vystymą. Kuomet jūs tapote partijos nariu, ar viskas buvo taip, kaip įsivaizdavote, ar visgi buvo ir netikėtumų? Oi, visada yra kilimai, nuopoliai, apskritai turbūt gyvenimas kilimų ir nuopolių visuma, arba sinusoidą galima būtų pavadinti. Iš pradžių tu ateini, labai manai, kad gali pakeisti tą pasaulį ir tu darai tą, po to tu susiduri, kad tu turi, kaip ir minėjau, tu turi išsižadėti savo tapatybės, norėdamas tai padaryti. Ir tada tu galvoji, o tai man reikia išsižadėti tos tapatybės, ar tai verta aukoti, kad pasiekti kažką. Ir tada tu vėl susiduri su dvejonėm ir taip tas bangavimas vyksta. Tai nuo visus tuos etapus esu dabar jau praėjęs. Tėvynės sąjungos ideologijos, kaip įsivaizdavau nuo pirmų minučių, taip ir dabar į tai žiūrau. Man tai yra artima priimtina, tai yra amžinosios vertybės, tradicinė šeima. Tačiau požiūris į darbus, kuriuos ten reikėtų atlikti miesto labui, tai žinoma stipriai pasikeitė. Bet tai prasidėjo ne tuo tada, kai aš pradėjau išsižadėti šiek tiek savo individualybės ir pradėjau žiūrėti į bendrą komandinį darbą, kurį galima padaryti. Jau 10 metų Šarūnas Klėgeris dirba nuosavame versle. Nors pastebima, jog vis daugiau verslininkų pasuka į politiką, Šarūnas sako, jog kuo daugiau verslininkų bus politikais, tuo geriau. Tad ir pats atskleidžia, jog būtinai dalyvaus artėjančiuose savivaldos rinkimuose. Na ir šiomis dienomis verslas ir politika, toks dažnas derinys. Ar tai labai skirtingos sritys? Aš manyčiau atvirkščiai, mūsų mieste tai nėra dažnas derinys. Mūsų mieste yra galbūt daugiau, tikrai nesu prieš viešąjį sektorių nusiteikęs, bet mūsų mieste turbūt yra daugiau politikų, ne verslininkų. Ir mano pozicija žiūrint, tai nėra visiškai gerai, todėl kad žmogus pirmiausia turi tvirtą pagrindą po kojom savo ir tik tada eiti ieškoti sprendimų miesto valdyme, valstybės valdyme, nes jeigu tu nesusitvarkė savo aplinkos, kaip tu gali tvarkyti aplinką, kurioje gyvena daugiau bendruomenės narių. Tai mano manimu, kad kuo daugiau būtų politikų, verslininkų, tuo būtų geriau galbūt. Visa. Kodėl niekada nedalyvavote savivaldos rinkimuose? Galbūt turite tokių minčių? Turbūt vėlgi ateina laikas. Be abejo, minčių yra dalyvauti savivaldos rinkimuose. Yra ne tik minčių, bet yra konkrečių darbų, planai, kuriuos aš norėčiau inicijuoti, padaryti, kuriuos pradėjau daryti bendruomenės tarybose. Tai yra gražių daug projektų mieste. Šiuo metu steigiamas jau asociacijos bendruomenių, kurios steigime taip pat aš aktyviai dalyvauju. Tam tikrų bendruomenės interesų gynime, tai aktyviai dalyvauju ir aš manau, kad artėjančiuose savivaldos rinkimuose tikrai dalyvausiu su šiomis idėjomis. Žinoma, miestelėnų teisė bus rinktis, ar tai yra priimtina tau daugumai, o gal tai čia man tik vienam įdomu. Kiekvienas vyras gyvenime turi pasodinti medį. Vadovaudamasis šią nuostatą, Šarūnas sako, jų pasodinęs 6. Tai ankstyvą pavasarį alytiškius savo žiedais džiuginančios sakuros miesto centro skverelyje. Ko gero, tai yra viena iš Alytaus miesto vietų, kurioje, mėgstate apsilankyti ir jūs. Jo, šita vieta iš tikrųjų man asmeniškai yra labai šilta vieta. Todėl, kad turbūt kiekvienas vyras, bent jau taip tautosakai sako, turi pasodinti gyvenime medį.
Tai mano iniciatyva čia jų buvo pasodinta 6. tą darbą inicijavau Ulonų senamiesčio bendruomenės taryboje, žinoma, tuo metu labai talkinant ir padedant tos tarybos pirmininkiai Alinai Dapkūnaitei Katkauskienei, komunalinio skyriaus vedėjo Algimantui Tarasevičiui, be kurių, žinoma, tie darbai nebūtų buvę padaryti, bei kitiem tarybos nariam tos kadencijos, kitiem miestelėnam, kurie. Tai šitam parke buvo pasodinta 6 japoniškos višnaitės, turbūt miestelėnai galėjo pamatyti jų puikų žydėjimą šį pavasarį ir ta vieta iš tikrųjų turbūt tapo mėgiama ne mano vieno ir daugelį alytiškių lankoma vieta. Alytus Šarūno Klėgerio gimtasis miestas, čia jis gyvena su žmona Aurelija. Sutuoktiniai turi 2 sūnus, 18-metį Povilą ir 5 Dominiką. Šeimoje esu tas, kuris prisijima iššūkius, o žmona yra mūsų šeimos židinio puoselėtoja, sako alytiškis. Kiekvienas vyras turbūt mėgsta iššūkius gyvenime. Jeigu moteris, tai yra šeimos židinio sergėtoja, kuo galiu pasididžiuoti turiu tokią žmoną, su kuria per 20 metų jau kartu gyvenam ir kurie turbūt savotiškai ir mūsų šeimoje, žinoma, žiūri tą židinį. Aš galbūt visada ieškau gyvenime daugiau iššūkių ir turbūt verslas ir politika apskritai turbūt koreliuoja. Tai aš manau, kad aš galbūt daugiau esu tas, kuris juda į priekį, turi kažkokį tai didelį tikslą ir tiesiog verslas ir politika tai yra vienas iš tų gyvenimo etapų, kuriuos aš turiu pereiti tą didelį tikslą. Kadangi turiu 2 berniukus, kurie yra taip pat ambicingi 2 asmenys, nors vienam metų skirtumas tarp jų didelis, bet vienas yra mažas žmogus su dideliu ego, kitas didelis žmogus su dideliu ego. Ir aš jiem bandau įskiepyti tai, kad už kiekvieną savo priimtą sprendimą tu turi atsakyti pats. Dėl to dažnai esu savo gal ir žmonos kritikuojamas, kad tu čia duodi per daug laisvę tiem žmonėm, bet kuo žmogus anksčiau sugeba išmokti, priimti pats sprendimus ir už juos atsakyti, tuo jisai turbūt gali daugiau duoti tai visuomenį ir įsilieti greičiau tą visuomenę. Tai pagrindinė turbūt vertybė, kurią aš stengiuosi savo sūnum įskiepyti, tai yra supratimas, kad niekas tavim negali pasirūpinti pirmiausia, tu pati turi pasirūpinti pirmas savimi ir visada atsakyti už tuos žodžius, kuriuos esi pasakęs ir už tuos darbus, kuriuos esi atlikęs. Tai yra vyrui turbūt pati pagrindinė vertybė, kurią reikėtų suprasti. Ar būdamas aktyvus, užimtas, randate laiko šeimai? Nemeluosiu. Pusę gyvenimo iš tikrųjų aš to laiko neradau. Labai ilgai turbūt ieškau galbūt savęs atsakymų, ką aš noriu veikti šiame gyvenime. Ir sustojau tada ir pradėjau tikslingai eiti tuo keliu, kuriuo dabar einu. Tai kaip vyresnis sūnus, kuriam buvo jau sumeluot berods 5 gal metai ir 6 man pasakė, tėte, kada tu ateisi pas mus į svečius. Tada aš supratau, kad darau kažką negerai. Tie žodžiai man labai giliai įstrigo ir kai jis man tai pasakė, kažkaip viskas gyvenime susistatė labai stipriai į savo vietas, prasidėjo aktyvios studijos tos krypties, kurios aš pradėjau studijuoti ne tai, kad reikia, bet todėl, kad ten noriu, prasidėjo darbų darimas, kuriuos aš pradėjau daryti ne todėl, kad reikia, o todėl, kad noriu ir atsirado kažkokia tai harmonija su pasauliu, kuris supa. Prieš pusmetį Šarūnas Klėgeris buvo išvykęs į kelionę, kurios akimirkų nepamiršta iki šiol. Praėjusių metų spalį vyras leidosi į kelionę Adrijos jūrą, 1000 salų regatą. Dalindamasis giliai į atmintį įstrigusiais prisiminimais, vyras rekomenduoja kiekvienam tai išbandyti, kuris eina į politiką ar verslą. Labai, man kiekvieną dieną smagu tai atsiminti, galiu apie tai kalbėti labai ilgai. Tikrai rekomenduoju, rekomenduoju tai išbandyti kiekvienam, kuris eina į verslą, kuris eina į politiką,
kuris apskritai nori save išbandyti ir mano, kad pasaulyje yra viską išbandęs. Likimas davė susipažinti su tikrai puikia asmenybė kapitonu Paulium Kovu vienam seminarų cikle ir vėliau jisai, kaip aš sakau, žmonės vienas kitą savotiškai išprotėję žmonės vienas kitą randa ir iš karto atsiranda tas abipusis bendravimas. Su Paulium bendravom ir šiuo metu pakankamai, vadinkim, artimai. Ir jisai man spontaniškai pasiūlė: Šarūnai, gal tu norėtum prisidėti prie mūsų įgulos ir sudalyvauti regatoje. Iš pradžių spontaniškai atsakiau, kad taip, vėliau, kai pradėjo artėti tas terminas, aš supratau, kad tai iš tikrųjų didelis iššūkis. Ir kai atsidėtėjo ta diena, iki pačio likimo į laivą, buvo didelis ilgas pasiruošimas, darbas viduj su savimi ir paliau didelis nuotykis, kuris praktiškai atsimenu į kiekvieną minutę, kiekvieną naktį, kurią aš praleidau ant denio, tų žmonių veidus, tų žmonių keitimąsi kasdieną ir apskritai su ta komanda buvome 10 dienų. Kiekvieną iš jų pažįstu turbūt daugiau negu tos žmonės savo mieste, su kuriais bendrauju po 80-15 metų, todėl kad ten toje erdvėje labai greit viskas įsivėlė. Visa kelionė jūra buvo pažymėta netikėtumais, iššūkiais ir stipriais pojūčiais. Kiekvieną dieną Šarūnas prisimena kaip nuotykį. Kiekvieną valandą, kaip vienas didelis netikėtumas. Naktį tu sutinki žvėrybinį tralerį, kuris tau signalizuoja, kad tu jo negali lenkti, arba užstringa gervė ir tu, kuri tempia burę ir kapitonas angliakalbis supranta lietuvį, kuris kalba lietuviškai ir jie abu puikiai susikalba 2 skirtingom kalbom. Baigiant nuo smulkių, vadinkim, buities reikalų, tokių, kaip tarkim, gamtinių reikalų atlikimas, ar prausimasis kibirų gale laivo, ar valgio gaminimas, arba, tarkim, arbatos gaminimas, tai laive yra apskritai labai pasirodo didžiulė procedūra, nes tai yra 12 kvadratinių metrų ir 12 žmonių. Tai yra, jeigu kalėjime yra 3 kvadratiniai metrai asmeniui, tai ten šiek tiek daugiau, ne 12, šiek tiek ten daugiau, bet tai yra kvadratinis metras žmogui. Tai šitoj vietoj, tu supranti, kas yra komandinis darbas. Nes ten be to tu negali atlikti nieko. Ir tu supranti, kad netgi mažiausias smulkmenas, tu paliktas puodelis, paliktas šaukštas kitam tavo komandos nariui gali sudaryti labai labai didelių nepatogumų. Ir kiekvieną dieną būdavo nuotykis, būdavo darbas pirmiausia su savimi, pritapimas prie tos komandos. Ir didžiulis įspūdis nuo gamtos grožio, nes ten mes plaukiam Adrijos jūrą, tai yra didžiulis salynas. Aš kaip dabar atsimenu, mano vakta baigėsi įplaukiant į Juodkalniją, baigėsi berods 3 valandą nakties, aš nuėjau miegot. Po valandos mane kelia kolega, sako, kad įplaukiam į fjordą, didelis labai yra bangavimas ir kapitonas nori matyti visus ant denio. Aš pradėjau keiktis mintyse, kad aš esu visiškai nemiegojęs, esu visiškai prasmirdęs, nes patikėkit, prakaito ar sūraus vandens derinys ant žmogaus virsta tokiu baisiu dalyku, kad turbūt tokio dvoko sunku rasti bet kur ir tu pradedi beveik savęs gailėti ir tada išlipi ant denio ir tu pamatai Juodkalnijos grožį, tai yra labai labai aukšti kalnai. Prie laivo šokinėjantis delfinai ir tu supranti, kad tai viskas yra. Tai dėl to buvo verta tą visą daryti, dėl to tie atsiminimai labai stipriai įstrigo galvoje. 10 dienų kelionė jūra pirmiausiai pakeitė požiūrį į komandinį darbą, sako Šarūnas. Labai stipriai. Ne tik politikoje, šeimoje, bet kur, nes tu supranti, kad tu tada labai stipriai supranti, kad žmogus yra socialinė būtybė ir kad jis vienas visiškai nieko negali. Jūroje vienas žmogus yra neįgalus, iš principo. Todėl, kad ten tu vienas negali nieko. Ir ten tau klausimų nekyla, kad reikia prisisekt, kad pavyzdžiui, palikt užrakint stalčius išsiėmus puodelį, nes, tarkim, pasviręs laivas, jeigu bus kolega, gali jam iššokęs stalčiai sulaužyti kojas.
tau nekyla klausimų, kad užsidėt liemenę arba replikuot kažką, tai net minties nekyla pagalvoti blogai apie kapitono pasakymą, visiškai kvailą pasakymą, kokį nors tenai, kad tą burę mes dabar leisim ten 5 kartus per 15 minučių, kas burės kelimas leidimas yra visiškai labai stiprus fizinis darbas sportinėse jachtose. Nes tu žinai, kad kapitonas atsako už visus ir kiekviena klaida tavo padaryta gali turėti labai didelį įtaką tiek tavo asmeniškai, tiek komandai. Tu supranti, kas yra komanda. Aš tikrai dirbantiem komandose labai rekomenduoju perplaukti burlaiviu, bent jeigu ne jūroje, tai bent Kauno mariose, žinau, Kauno jachtklubas organizuoja. Ir tu tada supranti, kas yra komanda. Niekur taip nesurasi. Aš dirbdamas bankiniai sistemoje mes turėjom įvairių komandos subūrimo kursų, viskas nublanksta prieš plaukimą burlaiviu. Viskas. Ar dar kartą leistumėtės į tokią kelionę? Ne. Ačiū, jūs užgavot už jautrios vietos. Ja, be abejo leisčiausi, nes tu vieną kartą pabandęs, tu supranti, kad tai yra kaip savotiškas narkotikas. Tu supranti, kad tu vėl turi tą pajausti, kad judėti tolyn asmeninėme gyvenime, tu vėl turi pabūti jūroje, nes tai tiesiog vienas iš būdų pastoviai save tikrinti. Ar tu nepamiršai, kas yra komandinis darbas, ar tu nepamiršai, kad kiekvienas neišsakytas, blogai pasakytas žodis gali tavo komandos nariui padaryti labai, vadinkim, sugriauti vidinę pusiausvyrą ir vėliau jisai gali vykti kažkokia nelaimė jam, todėl tu ypatingai su savo komandos nariais atsargiai pradedi bendrauti. Tu supranti, kad sergantis kolega, jeigu jam yra jūros liga, kad jam paduot, tarkim, smulkmeną padaryti, tai yra išvirt buljono ir paduot tą puodelį, tai yra didžiulis jam, jis atsimins tave visą gyvenimą. Ir kalbėdamas apie savo gyvenimo prioritetus, Šarūnas Klėgeris atviras, jam svarbiausias vienas prioritetas – mylėti supantį pasaulį. Prioritetas, aš supratau, kad yra tik vienas. Tai yra pakantumas savo aplinkai. Jeigu tu pradedi suprasti tą pasaulį, kuris tave supa, koks jis yra ir jį mylėti, tai yra turbūt pagrindinis prioritetas apskritai kiekvieno žmogaus gyvenime. Tada tu atsikeli linksmas ryte, tave apleidžia ligos, tave pasitinka sėkmė, atsiranda pinigai kaip pašalinis kažkoks, tai tavo gero požiūrio rezultatas. Tu tada galėjai, tu šneki su žmonėm ir šypsaisi, nors jie tau sako, kad aš tavęs nepalaikau, tavo požiūris yra neteisingas. Tai yra vienintelis turbūt prioritetas pas kiekvieną žmogų, kuris, aš manau, yra pagrindinis prioritetas. Tai yra mylėk savo aplinką taip, kaip myli save ir tada tu būsi tos ir tada ta aplinka tau duos. Nepaslaptis, jog vis daugiau jaunų žmonių, ypatingai iš mažesnių miestų, renkasi gyvenimą svetur. Šarūnas Klėgeris niekada nebuvo išvykęs dirbti į užsienį, tačiau jauniems miestelėnams, kurie planuoja savo ateitį ir galbūt šiandien renkasi savo gyvenimo kelią, Šarūnas patarė kuo daugiau keliauti. Mūsų šalies gyventojai nesiliauja migravę į kitas ES šalis, ir ne tik ES šalis, ypač iš mažesnių miestų. Ką patartumėt tiems jauniems alytiškiams, kurie galbūt irgi svarsto, kągi jiems daryti, kokį kelią pasirinkti? Pirmiausia, aš jiems siūlau tikrai daug keliauti. Tegu jie migruoja, tegu jie važiuoja, tegu jie pasižiūri, kaip yra kitur ir atveža tai čia. Aš pats labai daug dabar keliauju, iš tikrųjų Europą apvažiavau, apėjau, praskridau, nebuvau gal keliose Europos valstybėse ir ten iš tikrųjų pamačiau labai daug įdomių dalykų, kuriuos atsivežiau į savo miestą. Tas mintis stengiuosi iškelti tiek bendruomenės taryboje, tiek dabar diskutuodamas su politiniais klausimais, su kolegom. Ir tiem visiems jauniems žmonėms iš tikrųjų aš siūlau keliaukit. Kuo daugiau keliaukit, kuo daugiau pamatykit ir tada tą visą patirtį, tuos įspūdžius atsiveskit į savo gimtą šalį. Nes nėra niekur taip gerai, kaip yra malonu būti ir dirbti savo šalyje.
Tiek šį kartą laidoje Gyvenimo būdas. Ačiū, kad žiūrėjote, iki pasimatymo ir kitą kartą.